Prekių atributai, arba kitaip tariant, savybės. Tai yra prekės nusakantis požymiai. Jeigu tai būtų šaldytuvas, tai tikriausiai pas šaldytuvę mes turėtume prekės ženklą, šaldytuvo tipą, šaldiklį. Pas dviratį tai būtų gamintojas, rėmas, grandinė, ratlankiai ir kiti parametrai. Taigi, kiekviena prekė gali turėti kažkokius požymius, kuriuos mes norime pateikti klientui. Sukūrėme požymį, tarkime, kalbant apie šaldytuvus, tai galėtų būti, tarkime, kameros talpa. Ar mes norime, kad klientai matytų šį požymį, ar mes norime, kad jie atliktų paiešką kairiame filtre, pridedama reikiamas reikšmes ir vėliau galėsime jas priskirti prekiai. Kai mes sukuriame visus mums reikiamus atributus, mums reikalingas rinkinys. Atributai gali kartotis tarp prekių. Tarkime, jeigu tai būtų buitinės technikos elektroninė parduotuvė, tai spalva galbūt būtų prie daug prekių, bet šaldytuvo tipas jau būtų tik prie šaldytuvų, o ekraninė slėžainė tik prie televizorių. Todėl kiekvienai prekių grupiai kuriamas rinkinys, pavyzdžiui, šaldytuvams savo, su jam skirtais atributais, kitai prekiai kiti. Ir tada, kai mes turėsime prekę, mes arba kurdami prekę galime pasirinkti prekių rinkinį, arba jau esančiai prekiai mes galime nusakyti ir nustatyti atributų rinkinį. Pasirinkame, kad tai yra šaldytuvas ir po išsaugojimo galime jau rinktis, koks kameros tipas jam yra priskirtas. Atitinkamai, prekės puslapyje mes matysime tų duomenų išvesti. Jeigu atributas būtų konfigūruojamas, kaip yra, tarkime, dydis arba talpa, apie tai pasakojama filmuoti apie konfigūruojamas prekes, tai reikštų, kad mes kursime prekę, kur žmogus galės pasirinkti dydį arba talpą ir pagal tai išsirinkti jam reikiamą prekę. Taigi, atributai nėra būtinas dalykas, tačiau jis labai gerai nusako prekę, jos savybės, pagal ką vartotojas galės išsirinkti ir įsigyti prekes. Taip pat svarbu, kad pagal atributus galima bus įjungti ir paieškos filtrą, kai žiūrint prekių katalogą, kairėje pusėje jam galės būti atributai su savybėmis, su reikšmėmis ir vartotojas pažymės, kad būtent noriu raudono drabužio ir sistema jam atrinks tik tas prekes, kurios atitinka būtent tą požymį.